Skaitinys iš pranašo Danieliaus knygos. Aš, Danielius, buvau susisielojęs, nes tai, ką regėjau, sukrėtė mane. Todėl kreipiausi į vieną iš ten dalyvaujančių, prašydamas jį man visą smulkiai išaiškinti. Tuos įvykius jis man išaiškino taip. Tie 4 dideli žvėrys reiškia 4 karalius, iškilsiančius žemėje. Tačiau karalystę perims aukščiausiojo šventieji ir jie turės visus amžių amžius. Tuomet panorėjau smulkiau sužinoti apie tą 4 žvėrį, visai nuo kitų skirtingą, bjaurų pažiūrėti, turintį geležinius dantis ir vario nagus, ėdusi ir triuškinusi visą, o kas paliko trypusi kojomis. Taip pat aš norėjau smulkiau sužinoti apie tuos 10 ragų ant jo galvos ir apie tą kitą ragą, kuris išaugo ir dėl kurio iškrito 3 ragai, kuris turėjo akis ir įžūliai kalbančią burną, kuris pagaliau atrodė už kitus didesnis. Mačiau tą ragą kovojant su šventaisiais ir nugalint juos, kol pasirodė senyvas vyras. Tada šventiesiems buvo iškovota aukščiausiojo teisė ir atėjo metas, kada šventieji perėmė karalystę. Angelas man kalbėjo. 4 žvėris reiškia: žemėje iškils 4 karalystė, visai skirtinga nuo kitų karalysčių. Ji visą pasaulį prarys, jį sutryps ir sutriuškins. 10 ragų reiškia, toje karalystėje bus 10 karalių, bet dar pasirodys kitas, visai nuo pirmesnių skirtingas, ir nuvers tuos 3 karalius. Jis piktžodžiaus ant aukščiausiojo ir spaus aukščiausiojo šventuosius. Norės pakeisti švenčių dienas ir įstatymą. Šventieji bus atiduoti į jo rankas vienam laikotarpiui, 2 laikotarpiams ir paskui pusiai laikotarpio. Po to bus teismas. Nuo to karaliaus bus atimta valdžia ir jis pats bus visiškai sunaikintas. Visų po visų dangumi karalysčių valdžia ir galybė ir šlovė bus atiduota aukščiausiojo šventiesiems. Jo karalystė bus amžina, jam visos valdžios tarnaus, jo klausys. Tai Dievo žodis. Garbinkit ir aukštinkit jį per amžius. Šlovinkit viešpatį žmonės, garbinkit ir aukštinkit jį per amžius. Šlovinkit viešpatį Izraelitai, garbinkit ir aukštinkit jį per amžius. Šlovinkit viešpatį jo kunigai, garbinkit ir aukštinkit jį per amžius. Šlovinkit viešpatį Dievo tarnai, garbinkit ir aukštinkit jį per amžius. Šlovinkit viešpatį teisiosios sielos, garbinkit ir aukštinkit jį per amžius. Šlovinkit viešpatį nuolankiaširdžiai šventieji, garbinkit ir aukštinkit jį per amžius. Alleluja, alleluja, alleluja. Visą laiką budėkite ir melskitės, kad sugebėtumėte kaip reikia stoti žmogaus sūnaus akivaizdoje. Alleluja, alleluja, alleluja. Iš Evangelijos pagal Luką. Jėzus pasakė savo mokiniams: saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo gardžių valgių, svaigalų ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. It žabangai ji užgrius visus žemės gyventojus, todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad sugebėtumėte išvengti visų būsimų nelaimių ir kaip reikia stoti žmogaus sūnaus akivaizdoje. Girdėjote viešpaties žodį. Taigi Jėzus mums šiandien siūlo
optimalų gyvenimo variantą ir sako, budėkit, melskitės, kad išvengtumėt nelaimių. Vadinasi, tai, ką jis siūlo, visais atvejais logiškai apsimoka. Tai nėra kažkokia prievarta dėl kažkieno kito gėrio, bet dėl tavo pačio gėrio. Ir turbūt žinot, kad visais laikais buvo netgi senovėje tokia, ypač antikos laikais, toks dalykas kaip askezė. Askezė, kurios paskirtis, mums atrodytų tie vienuolynai, vienuoliai asketai, sportininkai asketai, bet askezės paskirtis visais laikais buvo jaustis geriau. Padaryk iš ryto mankštą, suaktyvėja kraujotaka, išsilavina ten, įsitampo sausgyslės ir visa kita ir išvengsi traumų. Tavo kraujotaka suintensyvėjo, viskas tvarkoj, jautiesi visai kitaip. Pasnikas, tai išsivalo inkstai, kepenys, ten blužnis ir visi kiti dalykai ir jie paskui tada normaliai funkcionuoja. Nėra užteršti. Ir bet koks susivaldymas iš tikrųjų žmogui padeda ką padaryti, užtvenkti savo gyvenimo upę, kad atsirastų kas? Atsirastų užtvanka, ant kurios gali statyti elektrinę ir tada jau naudotis tą energiją, kuri susikaups. Nes iš mažo upeliuko, jeigu tavo gyvenimas toksai yra, tai tos naudos energijos ne kažin kiek yra, bet užtvenkus ir paleidus vandenį, štai tada jau turi ohoho. Hidroelektrinė taip turbūt daro, kaip jau sakiau, visų pirmiausiai sportininkai, bet tą puikiai žinojo visais laikais, bet kokie žmonės, kurie stengiasi savo gyvenimą padaryti kokybišku. Ir netgi toksai Epikūras, antikos filosofas, sakė, žmogau iš gyvenimo imk visus įmanomus malonumus, nes gyvenimas yra vienas. Bet tiek ir tokius, kurie nesukeltų didesnių nemalonumų. Taigi ir Jėzus, ir tas pats Epikūras, ir daugybė antikos filosofų mums siūlo, kaip padaryti, kad gyvenimas būtų optimaliai kokybiškas. Bet mums, ką sako šiandien Jėzus, sako, saugokitės, kad kartais jūsų širdis neapsunktų. Nepasidarytų labai apsunkusi nuo valgių, svaigalų, kasdienių rūpesčių ir visokių kitokių, to pat tame tarpe ir malonumų. Nežiūrėkit, kaip yra Dievas sukūrė žmogų, kad žmonės būtų mylimi, o daiktai, kad būtų naudojami. O žmogus ką padarė? O žmogus myli daiktus, o žmonėmis naudojasi. Bet savo dėmesį sutelkia į ką? Į daiktus. Į malonumus, į patogumus, į komfortą, o žmonės tiesiog nori valdyti savo naudai. Bet visa bėda, kad tai galbūt ir visai toks prašmatnus dalykas, bet kai Dievas sukūrė žmogų, pasakė, kad žmogui būti vienam negera. Jam reikia būtinai kito žmogaus lygiaverčio santykio. Jeigu tik kitą pradedi laikyti daiktų, priemonę, tu ir pats pavirsti į daiktą. Tada vadinasi, šakės yra visų pirmiausiai tau pačiam. Tada be abejo, tau kaip daiktui, tada jau komfortas dingsta, nes tada tu pasidarai kaip tokia bedugnė, kurią bandai užpildyti. Kuo? Daiktais, malonumais. Ir tu matai, kad tenai gali krauti milijonus, visą kitą ir vis tiek tau bus blogai. Vis tiek nebūsi patenkintas. Žmogui niekada nebus gana, jam reikia kitos begalybės, bet ne daiktų, kurie dėja žmogaus nepripildo. Net yra tokia pasaka apie auksinę žuvelę, kur bobuliai pradžiai tiktais geldos, o paskui puikiai žinom tenai ir carienė, ir valdovė pasaulio, ir vis tiek negana. Dievas norėtų, kad būtų gana, kad galėtum iš tikrųjų būti pasotinta šitame gyvenime ir jis tą siūlo save. Tačiau, kad galėtum išsilaisvinti iš tų malonumų vergijos, toksai buvo Immanuelis Kantas, filosofas, kuris sakė, yra toks kategorinis imperatyvas tokiai būtybei kaip homo sapiens, žmogui. Žmogus yra ta būtybė, kuri gali savo įsakyti, aš privalau. Ne dėl to, kad alkanas, ne dėl to, kad šalta, ne dėl to, kad reikia gelbėti gyvybę ar dar kažką, ne. Jis gali turėti idėją. Gyvenimo idėją. Save padaryti laimingo ir tam tikslui atsisakyti menkaverčių malonumų, kad įgytum didesnius. Tai ką iš tiesų sakė ir Epikūras. Ir čia tada iš tiesų žmogui reikia tų rėmų, reikia tos upės vagos, nes jeigu vagos nebus krantų, tai tada upė pavirsta į pelkę. Tada tavo gyvenimas bus tokia dvokianti pelkė. Nei atsigersi, nei iš tokios pelkės, nei nieko. Tik limpsti vis gilyn ir gilyn. Galbūt todėl toksai buvo Pekas Kotas, psichologas, kuris sakė, disciplina tai yra būdas mažinti gyvenimo kančias. Turi dienotvarkę, turi tvarką, sugebi save priversti tenai, susitvarkyti, reguliariai valgyti ir taip toliau. Kodėl vienuoliai gyvena ilgiausiai? Dėl tokio dalyko kaip reguliarumo. Pas juos yra regula.
Viskas grinai pagal valandas. Tada tobula. Bet koks, jeigu tu ir rimtesnė liga kažkokia sergi, tau kažkiek tai tiksliai, kažkiek valandų reikia vartoti tenai kažkokius vaistus. Jeigu nevartosi, prasidalykai, užlinksi. Ir mes puikiai žinom, kad netgi ir, žiūrėk, nualina žmogų kas? Ne darbas. Nes po jo visą laiką yra toks dalykas nuostabus, kuris vadinasi poilsis, atostogos. Bet labiausiai žmogų nualina beprasmis poilsis. Bet šitas dalykas iš tikrųjų atima visas ir fizinės, ir psichinės, ir dvasinės jėgas. Net ir vaikams, žiūrėkit, jeigu gauna per daug disciplinos, vaikas nebesubręsta, jis nebegali priimti savo sprendimų, o jis tą turi išmokti, turi sustiprinti savo valią. Bet jeigu bus disciplinos per mažai, tada toks vaikas degraduoja. Degraduoja, pasidaro agresyvus, piktas, nelaimingas ir taip toliau. Čia reikia be abejo tos išminties, kuri apie vaikų auklėjimą puikiai yra sudėta kur į šventąjį raštą. Jūs galite pasakyti, o iš kur gautos valios, jeigu man iš tikrųjų sunku save priversti. Na ir bažnyčia moko apie tokį labai paprastą dalyką, kuris vadinasi kontempliacija. Pasikrauti. Ateiti, pabūti su Dievu, bendrauti, kalbėtis. Taip kaip, ką darai atsigulęs į karštą vonę. Kontempliuoji, ką? tą šilumą, kuris sklinda per tave, tvarko ten visokius sąnarių skysčius, nervinės visokias mazgus atlaisvina, kraujotaka pagerėja, išsivalo ten daugybė dalykų, visokie prakaitai, šlakai ir taip toliau. Apsimoka, nuostabu. O kontempliacija, kai tu būni su Dievu, tada jis išvalo tavo baimės, tavo ten pasitikėjimą, tavo žaizdas gali gydyti. Naudokimės tuo, pabūkime su juo. Tiesiog tuo metu nieko nedarykim taip, kaip karštoj vonioj. Ar klausydamasis muzikos tu nieko nedarai. Tiesiog mėgaujasi, geri į save. Gerkim viešpatį. Ir mums Jėzus dar šiandien primena, sako, budėkite. Kad reiškia, jis sako, budėkite, kad sugebėtumėt išvengti ir galėtumėte, kai reikės mirti, drąsiai stoti Dievo sūnaus akivaizdoje. Ir čia yra tas paprastas dalykas, ką reiškia budėti. Tai pasirūpink, kad tavo visos skolos būtų grąžintos, kad visiems žmonėms būtų atleista, kad visų būtų atsiprašyta, kad galėtum būti atlikęs išpažintį, kad bet kada būtum laisvas stoti prieš savo viso gyvenimo sumą. Ir Jėzus sako, ateikit pas mane visi, kurie vargstat, prislėgti, atstumti, nemylimi, sužeisti, išduoti, aš jūs atgaivinsiu. Juk aš esu su tavimi per visas tavo gyvenimo dienas. Tik ar tu esi su manimi? Paimkim tą ranką, perkaltą, kraujuojančią dėl tavęs. Jis tai padarė dėl tavęs, kad savo krauju sumokėtų tavo gyvenimo skolas. Tuo nepasinaudoti reiškia visiškai nemylėti savęs. O didysis Dievo įsakymas būtent tai ir nurodo. Mylėk save, artimą, o tada jau kalbėsim apie meilę Dievui. Amen. Homiliją sakė kunigas Erastas Murauskas.